Sveiki, mėlyjei, su jums šneka Laimutis. Šiandien tiesiog aptarsim narystės, kurios po 2.9 versijos atsirado dar viena, tai yra Executive. Kiekviena narystė skiriasi viena nuo kitos, kad kaip pavyzdys, standart narys kiekvieną mėnesį moka $15 administracinį mokestį, premium narys $100, executive narys moka 500. Kad tapti executive nariu, kaip minimum reikia turėti juodąjį arba prestige paketą, startuoti su tokiu paketu arba turėti tokias panelės. Kitas dalykas, kad executive nariu tapti, jūs privalote per mėnesį užsisakinėti bent jau 10 srauto paketų arba daugiau. Jeigu užsisakinėtų 2.9 srauto paketus, jūs esat premium nariu, jeigu vieną paketą, tai standartiniu nariu esat. Kitas dalykas yra toks advertising coordinator, tai asmo, kuris tiesiog prižiūri jūsų sąskaitą. Standart nariais negalėtų atsisakyti tokios paslaugos, premium narys gali ir executive narys gali. Skirtumas kitas yra, kai žmogus perkasi srauto pagreitintuvus, traffic boosterius. Standart nariui traffic boosteriai kainuoja $8, tai yra pilna kaina, premium nariui $5, tai 37,5% pigiau, o executive nariui kainuoja $4, tai yra pusė kainos. Kitas dalykas, standart nariai per mėnesį gali nusiminėti 4 kartus kaip maksimum po $625 pinigėlių. Ir tas procesas, kol pinigėlį pervedami į kortelę, užtrunka 20 dienų, kortelė pati kainuoja $35. Premium nariai gali per mėnesį nusiminėti irgi 4 kartus po $2,500 ir pervedimas pinigėlių užtrunka 15 dienų. O kortelė kainuoja taip pat $35. Executive nariai taip pat gali nusiminėti 4 kartus po $2,500 ir tas procesas užtrunka 10 dienų, kol pinigėliai pasiekia jūsų Finance Broker kortelę. Dar skirtumas tarp visų narysčių yra tas, kad skambinant pagalbos telefonu, support, standart nariai moka $7, premium nariai moka $5. Tarp kitko, premium nariam vienas skambutis per savaitę yra nemokamas, o executive nariai iš viso skambina netgi VIP liniją ir jam skambučiai nekainuoja. Tačiau jeigu gerai suprantu, $25 jau už tą paslaugą norėdami skambinti nemokamai, kad greitai viskas būtų atlikta, jie moka $25 greičiausiai mėnesį. Ir dar viena galimybė executive nariams, tai jie gali susikurti savo blogą Finance Broker sistemoje, ko negali padaryti standart arba premium nariai. Taigi, blogas yra geras dalykas, iš tikrųjų ten gali pasidalinti savo istoriją, kaip jūs pasiekėte gerus rezultatus, todėl kiekvienas iš mūsų turėtų to siekti. Taigi šiai dienai tiek informacijos, jeigu ateityje bus kokių klausimų, nebijokit kreiptis pas žmogų, kuris kviečia jumis į šitą verslą. Sėkmės, iki greitai.